О, воздушная тревога. Ocean каруселись. Опа. Ну, а Камбарийск, да, там царские хоромы, Опа, ага, nu va, į sieną vaizdas jokio, nu, bet užtat saugu, nu, mat, nes ten dar daug aukštų. Ой-ой-ой. Моя веса. Einu į dušą. Nu, praėjo vazducha, priliotas buvo, o parkelį jau su vaikučiai žaidžia. Taip va ir eina čia gyvenimas. Va mano mocas. Tu odesitas? A? Ne. Ne, o žiūrėk, nebijo visai, čia visai tokie. Norėčiau šį epizodą pradėti nuo pačių mieliausių Odesos gyventojų, o juos čia tikrai dažnai kur gali sutikti. Ir ne šiaip šio miesto žmonės juos nuoširdžiai myli ir gerbė. Meilė ir pagarba katinams prasidėjo dar nuo senų laikų. Odesa – vienas svarbiausių jūrinių uostų regione. Čia nuolat atgabenami grūdai iš visos šalies, o kartu su jais ir amžina sandėlių problema – grūdų graužikai. Būtent katinai tapo tyliais miesto herojais, kurie gelbėjo sandėlius ir krovinius nuo šių kenkėjų. Už tai žmonės jiems atsidėkodavo savaip. Iki šiol Odesoje gali pamatyti specialiai katinams statomus mažus namelius, pavėsinės, slėptuvės nuo lietaus arba kaitrios saulės. Vietiniai jie šeria, globoja ir prižiūri. Čia katinams tikrai gera gyventi. Kiekvienas pliažas čia turi savo ypatumus ir pavadinimą. Nuo akmenuotų laukinių įlankų iki šiuolaikiškų promenadų su kavinėmis, restoranais ir diskotekom. Beeinant pakrantę atrodo, kad nei jūra, nei miestas niekada nesibaigė. Odesa turi daugiau nei 30 km pakrantės, iš kurių vien 15 km eina šita asfaltuota puiki trasa, kuri yra vadinama sveikatingumo trasa. Mano vėlyvi pusryčiai košytė. Ach, Odesa, žemčiūžinio molio. Geras šio pasimaudyti.
Jo, vakar tik įsikėliau į hotelį. Čia aš dalinuosi su draugeliu pirmais įspūdžiais atvykus į Odesą. Išėjau iš dušo, girdžiu sireną. O, po sekundžių 30. Kaip kažkas tai. Languosi tik tai. Žolėm apaugė langai tokie. Aš tik vafigė. Taip įdomu. Bet per portą balistiką в Мочило dieną labai retai būna. Va, o taip tai viskas šalias. Va, šiandien naktį ramiai nebuvau, nieko negirdėjau. Nu ką, pavažiuosim su tokiais senoviniais kažkokiais tai vagonėliais į Kauną. Kad nelipti laiptais, nes Odesos pliažai turi vieną didžiulį minusą. Iš jų reikia namo grįžti, tai baisiai didžiulį kalną. Kada esi pavargęs ir nualintas nuo saulės. Пройдите немножко вперед. Вперед, так. Правая нога, левая нога. Правая нога, то есть правая рука, левая вот так вот. Опа. Закрываю. Опа. Ну, теперь хочу вискас. Нормально. Ручка сьогодні. Ніхто не вживає. Битко снітиляць, ну і патька напоківся. Моча. Так все, вгонились. О, воздушная тревога. Ось он каруселись. Опа. Vėl balistika jau čia atskrenda. Čia ilgai. Kaip tik to momentu reikėjo. Jaudaliukas. Nedidelis jaudaliukas. Nu jau laikas. Tokiu pat panašiu laiku vakar, ne, gal vakar vėliau kažkiek tai atskrido. Žmonės pakėlė vaikštą. Neatkreipė dėmesį, merginas ėmė į pliažą. Gal niekur nebus. Šįkart. Ну, а šį kartą be prilioto. Norint pamatyti iš arčiau, kaip gyvena ir kuom kvėpuoja vietiniai žmonės, geriausia yra pasivažinėti visuomeniniu transportu. Geriausia, manau, tam tinka tramvajus. Nesunku yra pastebėti, kad dauguma keleivių yra moteris.
Помилка, вулиця Довженка. Čia matosi mergina pastatė automobilį, kad tramvajus negali pravažiuoti. Nelabai kreipia dėmesį jie čia. Laimė, kad toli nenuėjo. Tik atvažiavęs į Odesą ir pradėjęs vaikščioti jos gatvėmis, gauni pirmą įspūdį, lyg būtum patekęs į miestą, kuriam reikia daug investicijų. Fasadams, gatvėms, infrastruktūrai, viskam. Bet po kelių dienų supranti, kad būtent tai ir yra miesto dvasia kūrinti dalis. Tas netobulumas, ta autentika, tas jausmas, kad čia viskas tikra. Daug pastatų yra pavargę, apleisti ir reikalaujantis remonto. Neaišku, kaip miestas atrodys ateityje, bet šiandieną Odesa turi nepakartojamą žavesį. Ji gyva, tikra, ji netobula, tačiau pačiu gražiausiu būdu. Ir tikrai yra į ką pažiūrėti, grožėtis ir kuom stebėtis. Aš juk negyvenu šiame mieste, todėl kai kurie dalykai atrodė man šiek tiek keistoki. Kad ir tas čiuvas, laukia plus 30 jisai mėsą pardavinėja. Šunim tikriausiai arba katėm. Kaip mūsų miestuose, taip ir čia galima sutikti ypatingų žvaigždžių. От привоза прямо, да? Ну, я маю в виду от автостанции привоз прямо. Что? Очень четвёртый, да. Ну, прикольно, labai. Labai prikolinis miestelis. Čia tikras automobilistų rojus. Tas moskvičius būtent čia kiekvieną dieną parkuojasi ant šaligatvio. Žmonės stato mašinas bet kur ir bet kaip. Jei telpa, vadinasi galima. Šaligatvis, žolynas nesvarbu. Kad kažkur nebūtų statoma, vietiniai turi savo sistemą. Senos dėžės arba maišai sudėti ant gatvės reiškia, kad čia negalima parkuotis, vietas jau yra užimtas. Arba miesto valdžia dar stato tokius betoninius pusrutulius, kad automobiliai nesiparkuotų ten, kur negalima. Bet paskutiniais metais situacija po truputį keičiasi. Miestas pradėjo įvedinėti mokamas aikštelės stovėjimo zonas. Tad tas supratimas, kur nori ten statau, jaučiu taip ir išeis į praeitį, kaip ir pas mus Lietuvoje. Čia šitos močiutės darbo vieta. Kiek teko eiti čia, visą laiką čia dirba. Double space. Odesai būdingi kiemai su tarp namų kabančiais skalbiniais. Tai vienas atpažįstamiausių miesto kultūros bruožų. Šią tradicinę estetiką perima ir kai kurios kavinės, kurios savo interjeruose iškabina simbolinius skalbinius, siekdamos atkurti autentišką odesietišką atmosferą. Добрый вечер. Я поесть хочу. Є варіант присісти тільки в залі поки що. На літній терасі поки що немає місця, на жаль. Там, там, Ось дівчата туди. ось дівчата. Ай-яй-яй, такі гарні дівчата. Ну ясно. Гарного вечора.
Vakaras buvo labai šiltas ir geras. Nenorėjau sėdėti restorano viduje, todėl nuėjau ieškoti kitos vietos. Niekur neskubėdamas vaikščiau po miestą. Pastebėjau vienos bažnyčios atviras duris. Paėmiau ir užėjau ir nepasigailėjau. Išėjęs iš bažnyčios patraukiau toliau ieškodamas, kur galėčiau pavalgyti. Praeidamas pro vieną restoraną pastebėjau, kad viduje ir lauke pilna moterų merginų. Mano pirmoji mintis buvo, kad čia vyksta kažkokios įmonės šventė ar uždaras vakarėlis, na juk negali būti kitaip. Ir todėl praėjau pro šalį ir nuėjau toliau. Tuo metu dar nežinau, kad viešbutis, kuriame aš gyvensiu nuo rytojus, bus visai čia pat vos už kelių žingsnių. Dar neįtariau, kad tai visiškai paprastas reiškinys. Joks ne firmas baris, o tiesiog dar vienas gyvas, triukšmingas, spalvingas Odesos vakaras viename iš restoranų. Nutariau pakeisti viešbutį ir apsistoti arčiau miesto centro. Tačiau prieš paliekant viešbutį, kuriame praleidau 2 gana ramias naktis, nusprendžiau papusryčiauti. Žemėlapyje radau netoliese kažkokį nedidelį restoranėlį, kuris panašu, kad siūlė pusryčių meniu. Tad neskubėdamas patraukiau jo ieškoti. Praėjęs 200-300 metrų už augalų tvoros, tarsi pasislėpusioje parkelio zonoje, aptikau jaukų lauko restoranėlį. Ir vos tik įžengiau vidun, supratau, kad pataikiau į tikrą mažą šedevrą su fontaniukais, skulptūromis, dekoracijomis ir įvairiausiais įdomiais elementais, kur akys tiesiog bėgioja. Можна покушати? Звичайно, скільки ось буде? Добре. Бажаєте в цій зоні подивитися? Можливо, всередині під вікном? Ні. Більш в зелені там. Більш зелені. Приємного відпочинку. Daugumoje restoranų ir kavinių gali išsirinkti meniu iš telefono. Nuskanuoji QR kodą, kuris yra ant staliuko ir užsisakai. Padavėjai jau žino, kuris staliukas yra užsakęs ir koks užsakymas. Tiesiog tau atneša. Paskui taip pat pavalgęs, susimokė ir išeini. Tiesa, arbatpinigių sistema taip pat yra labai patogi, yra funkcija. Pasirinki 10, 15 arba regis 30% arbatpinigių. Arba gali paspausti mygtuką be arbatpinigių. Sumokė ir išeini. Padavėjas žino automatiškai, kad šis staliukas jau yra sumokėjęs. Šiems pusryčiams dedu didelį pliusą. Skanus, gerai atrodantis, viskas lėts. Kaip ir daugumoje čia esančių restoranų ir kavinių.
Šiandien pervežiu į naują viešbutį. Gaunasi 5,3 km, maždaug 14 minučių. Važiuoju taip, bet striukį reikia užsidėti, nes nėra kur dėti. Pakankamai dažnai teko stebėti, kaip smalsiai žiūri į mane vairuotojai. Tik retas, kuris nesidrovi paklausti arba pasidomėti, iš kur esu. Juk nedažnai dabar gali sutikti Ukrainos keliuose turistus iš užsienio. Šį pastatą pastebėjau tik montuodamas šį video. Matomai šachedas įvažiavęs bus. Važiuojant ir stebint šituos žalius medžius, atrodo, kad lygtai miestas būtų žalias. Šie visi medžiai yra natūraliai pasodinti žmogaus, nes čia aplinkui stepės ir medžių kaip po tokių ir nėra. Tai, kad visa šita žaluma yra sutverta žmonių. Dar įdomus faktas, kad po visų miestų driekiasi milžiniškas katakombų tinklas – apie 2,5 tūkstančių kilometrų. Nors man tai sunku patikėti, bet dauguma šaltinių tai patvirtina. Tai vienas didžiausių požeminių labirintų pasaulyje. Katakombos atsirado kasant kalkakmenį miesto statyboms. Vėliau jos tapo slėptuvėmis, sandėliais, kontrabandininkų keliais ir net įvairiais nelegaliais fabrikėliais. Sakoma, kad nėra žmogaus, kuris pažintų visus tunelius, o apie pusę jų iki šiol neištirti. Deja, šį kartą man neteko juose lankytis, nors ir labai norėjau, gal ateinančiais metais. Na va, dabar atvažiuoju į savo naują viešbutį, kuriame praleisiu keletą artimiausių dienų. Viešbutis vadinasi Kalifornija.
Taradadam. Čia, telikas, veidrodukas, viskas kėdutė. Čia spalnė. Langas su vaizdu į gatvę, ne į sieną. Čia va įėjimas. Ten emocijas mano stovi. Шикарный вид. Nu. Dabar gyvensiu 3 naktis, 3 dienas. Tarararara, eisiu į pliažą, eisiu. Na, už manęs Odesos uostas, kurį ir dažniausiai bombina parskrenda čia visokios raketos. Užvakar irgi buvo viena, labai gerai girdėjau. Nors pakankamai toli išgyvenau, bet rūpo normaliai. Net pas mane už kilometrų 5 langai sudrebėjo. Kas davėsi čia? Galime tik įsivaizduoti. Odesos operos teatras laikomas vienu gražiausių operos teatrų Europoje. Jis pastatytas XIX amžiaus pabaigoje. Teatras laikomas vienas tarp svarbiausių Odesos simbolių. Žvelgdamas į šį kūrinį supranti, kad tai pastatas, kuriuo miestas gali didžiuotis. Moteris ir merginos čia labai mėgsta fotografuotis. Į tokių fotosesijų galima pamatyti daugumoje gražesnių Odesos vietų. Man galbūt net paliko didesnį įspūdį nei operos teatras šis Odesos pasažas. Tiesą sakant, aš niekur kitur nesu matęs tiek skulptūrų ir taip meniškai išdekoruoto fasado vienoje vietoje. Tai tikra meno galerija po stikliniu stogu. А мы сейчас с вами видим Ньютон, бог морей. Вот он заведует всеми волнами. А у него есть дочери, Нереиды. И когда папа разгневается, то лучше всех папа успокоит. Дочка любимая, конечно. Вот обняли, приголубили, руку подняла, все ветры загнала по ракушкам. Вот это китаец, а вот это еврей. А потом они повторяются. Вот, на самом деле тут 130 наций понамешано. Вот. И в городе 92% населения было иноземного. При каждом магазине у нас кошка живет, и тут масяня проживает. Хорошая такая. Realiai reikia laiko pereiti šį pasažą, kad viską aplinkui apžiūrėtų. Akivaizdu, kad ir čia reikėtų pridėti rankas. Pastatą restauruoti, o gal bent jau kažkokiu būdu nuvalyti dulkes nuo skulptūrų. Net per kamerą galima išvelgti, kaip jos pajudavusios nuo laiko ir dulkių. Вот такой. Там, где лимончики висят, там лимончелло наливают. Там, где апельсинчики, там апероль. Вот лисичка вискарик предлагает. А ворон здесь, да. Видишь, апельсинчик? Вот.
Vienas iš įdomesnių restoranų, į kurį man teko užklysti, buvo restoranas в облаках. Jei tektų lankytis Odesoje, tikrai rekomenduoju šią vietą. Tiesa, staliuką su geresniu vaizdu geriau užrezervuoti iš anksto. Va tai va. Tai būna. Labą rytą. Šią naktelį paėmė. Įdomu buvo. Tai va. 22 laipsniai pas mus, va, 5 valandas ryto, po 5. Ja, va, viskas super, gyvenu, einu pasivaikščioti. Čia gatves plauna rytais, dabar yra, tai Vilniuje ir nėra. Nėra tikriausiai, nieks nepaplauna. Тарас Григорьевич. Добрий ранок. Аллея героїв.
šitos panos ne dėl bakūro. Jam 100 metų. 100 metų. Kaip gera. Super. Вот. Да, купался. Я приношу свои извинения. Я вас разбудил, наверное. Сам. Как раз вовремя. А что, купались, да? Да. Так хорошо, сейчас с утра. Чистая вода. Вода чистая. Вчера была вся муть полностью. Может, от того, что купать, но водоросли, сейчас не водоросли, ничего нет. Течение. Ну, наверное, ушло. Вот. Я на завтрак не опоздал? Нет, еще рано. Всё. Сейчас только начинается. Тут. Уже можете завтра. Привоз viena seniausių ir garsiausių turgų ne tik Odesoje, bet ir visoje Ukrainoje, veikiantis nuo XIX amžiaus. Vietiniai sako, jei nori suprasti Odesą, nueik į Привоз. Tai ne šiaip turgus, o tikras Odesos gyvenimo teatras. Vos kone kultūros centras, kurį aš labai norėjau patekti ir pajusti tikrą odesietiško gyvenimo dalelytę. Deja, aš pasirinkau netinkamą savaitės dieną, pirmadienį. Kai atostogauju, visos dienos tampa vienodos. O sekančią dieną esu suplanavęs jau išvykti. Tai kad kaip ir katakombas apsilankymą teks atidėti kitam sezonui. Женщина, скажите, где здесь центральный вход Куда? на Привоз? Есть такой самый старый? Ну, он вообще-то закрытый. Он закрыт, да? Да. Это вот это. А работает сегодня только вот это помещение, так? Да. А завтра работает? А? Завтра работает. Каждый день. Каждый день. На сегодня не работает. Ну, я же сказала уже. Закрыт. Открыт. Открыт. Вот это. Да. Открыт. А, спасибо большое. Закрыт, мужчина. Так он закрыт. Так вы же сказали, он Ну, каждый я день. же первый раз сказала закрыт. Так. Закрыт. Так. Вы мне опять спрашиваете, он закрыт? Я ж не попугай. По 10 раз повторять. Понял. Nors tą dieną Привоз pilnavertiškai nedirbo, visgi man pavyko pajusti tą tikrą gyvo odesietiškas Privozo kultūros pliūpsnį. Tai galima buvo pastebėti iš šio trumpo, bet emocingo dialogo. Tą savitą aptarnavimo atmosferą. Pasikrovęs trelyčių ir energijos iš vietinės gaivių gėrimų pardavėjas visiškai patenkintas, aš patraukiu toliau. Ieškoti ko nors skanaus suvalgyti. Kažką tai gerai. Борщ украинский. Tik iš to milžiniško maisto pasirinkimo aš kažkodėl iš karto įsidėjau silkės pataluose, o vėliau po kurio laiko dar ir vištų kulšelį. Ir tik prisėdęs prie stalo supratau, kokį visiškai nesąmoningą derinį susikroviau savo į lėkštę. Na taip jau būna, kai renkiesi ne iš 3 patikalų, o iš kokių 300. Įvairių stilių kavinių ir restoranų Odesoj yra labai daug. Kašara, kita vardas. Odesoj prasidėjo oro pavojus. Žmonės nepanikuoja. Aš irgi čia taip gyvenam. Čionai. Atskris ar neatskris? Kur atskris?
Пегасія Раміль. Вісетріна і Рашпатріньо. Повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Закінчиться війна. Там загубився побачив ваш дана. Обійми мене, обійми мене, обійми. Так лагідно і не пускай. Обійми мене, обійми мене, обійми. Твоя весна прийде нехай. Arkadija. Odesos kurortinė ir naktinė gyvenimo sostinė. Tai garsiausias Odesos pliažo rajonas, žinomas tiek vietiniams, tiek turistams. Dieną tai poilsio zona su paplūdimiais, kavinėmis ir promenada. O vakare Arkadija virsta didžiausiu naktinio gyvenimo centru prie Juodosios jūros. Čia įsikūrė garsiausi Odesos klubai, kuriuose vasarą groja didžėjai iš visos Europos. Vietiniai Arkadiją myli ir kritikuoja tuo pačiu metu. Dėl triukšmo kainų, bet kartu pripažįsta, kad tai neatsiejama Odesos dalis. Jei nori pamatyti, kaip Odesa atrodo be filtrų, Arkadija tam ideali vieta. Arkadija man priminė Basanavičiaus gatvę Palangoje. Dieną paplūdimys, kavinė, žmonės su rėdais rankose, o vakare viskas virsta triukšmu, muzika ir judesiu. Skirtumas tik tas, kad Palangoje Basanavičiaus gatvė baigėsi jūra, o Arkadijoje jūra prasideda nuo klubų, šviesų ir garsios muzikos. Deja, dabar karo metu viskas užsidaro valandą iki komendanto valandos pradžios. Tai yra 23:00. Vienoje iš Arkadijoje esančių valgyklų kiemelėje galima labai aiškiai pamatyti, iš kokios medžiagos pastatyta senoji Odesa. Tai uoliena susiformavusi iš jūros kriauklyčių nuosėdų. Labai senai šioje vietoje buvo jūros dugnas, o per milijonus metų susidarė storas kalkakmenis sluoksnis, iš kurio vėliau ir buvo statomas miestas.
6 dienos Odėsoje prabėgo labai greit. Atrodo ir daug, tuo pačiu labai mažai. Dėja, laiko nesustabdysi. Šiandien jau išvykstu į Kijevą. Buvo minčių gal užsukti ir į Dnipro. Ai, gal kitą kartą. Labai jau knetėjo kuo greičiau pajudėti link Kijevo. Spėjau susidraugauti su viešbučio dužnininku. Jis čia toks savotiškas personažas. Kiek laiko gyvenau šiame viešbutyje, tiek jis visada buvo savo vietoje. Dirbau kaip durnininkas, o kartais, kai reikėdavo, pavaduodavo registratūros darbuotoją. Yra papasakojęs man apie savo svajonę. Nori nusipirkti motociklą ir keliauti po Europą. O man atvirkščiai, įdomiau keliauti po Ukrainą.